Sveiki visi žiūrintys laidą Man Kimba. Šiandien pagaliau išsiruošėme ilgai lauktą lydekų žvejybą. Aplankysime 4 Vilniaus apskrityje esančius ežerus ir gaudysime žiemines lydekas. Šiandien išbandysiu keletą savo mėgstamų guminukų ir voblerių. Na, o dabar deduos guminuką ir lekiu užmesti pirmųjų metimų. Gaila, kad ledo dar ant ežerų nėra. Tad kaip matote, tenka bristi per neužšalusius purvynus. Taigi, pirmasis ežeras mūsų laimikiais nenustebino, tad keliaujame prie kito. Kad susirasti vietą žvejybai, teko prasibrauti pro ne vieną kliūtį. Pirmieji metimai buvo netikėtai rezultatyvūs. Turiu. Yra. Nuėjo. Pirmas laimikis nelegalas, tad jį staigiai paleidžiame. Naudoju lengvą twitchingą ir štai kiek solidesnis laimikis. Gerai, tai štai jos tokią gražuolę rudeninę pagavom. Matosi net, kad yra čia tikrai didesnių už šitą, nes štai randas yra. O ir čia, tai reiškia, kažkas ją puolė. Stengsimės pagauti didesnių. Ir didesnės tikrai buvo. Va štai koks vobleriukas, japoniškas, neria iki 1,5 m. Štai va, kaip tik oras toks apsiniaukęs, tai ryški spalva, gylis, atitaikytas ir štai kibimai. Čia toks kilogramas su viršum, nedaug, tegul auga. Na, plauksi. Ai, graži. Kągi, einame į kitą vietą ieškoti lydekų.
wobleris favoritas atrinktas, bet ežeras paėmė savo duoklę, mes jį praradom. Kilogramas 200 gramų. Gaila, šitos lydekaitės mums paleisti nepavyks, nes žiaunos pas ją labai sužeistos ir jie neišgyventų. Na, bet užtat vakarienė bus. Čia matome perspektyvi gan vieta. Štai medis nuvirtęs, šakos vandenį, lelijos ir tikimės lydekos. Kiekvienam ežerui reikia skirtingo pravedimo, tad reikia jį surasti ir bandyti, ant kurio užkips, reiškia, kažkas jau į teigiamą pusę eina. Su guminukais reikės kažkaip kitaip žaisti. Tai vėl tokį pakeičiau. Čia tas sėkmingasis, tik kita spalva. Vėl tas pats pravedimas, toksai keistas, net twitchingas, nei kažkas kitas, toks originalus. Toks labai lėtas, nes žuvis neaktyvi. Gera. Tai jo tokia gražuolė keliauja namučio. Žiūrėkime, ar čia legalas iš vis. Au! Pirštai. Wobleris dirba gan gražiai, aš tai manau, matos. Štai tokiais judesiais jisai ir vilioja lydekaites. Na, trišakius kabliukus reikėtų valyti nuo žolių, nes lydeka kažkaip dabar labai neaktyviai ima masalą. Taip atsargiai, tad kabliai turi būti aštrus ir atidengti. Kągi, šiandieną žvejybą baigėme, nes pradėjo temti. Na, o šiaip labai patiko šita žūklė, nes ji pavyko ir štai paskutiniai parodymai wobleriukų. Kągi, iki kito karto.